Sveiki. Norėčiau trumpai paaiškinti, kaip atlikti pirmasis programas Python kalba. Mes turime užduotėlę apie Petriuką, kuris norėtų patikrinti, ar kompiuteris gerai skaičiuoja sumą su skirtumu. Na, o tam reikia programos, kurias atliktų du matematinius veiksmus. Kaip matote, iš konsolės yra pateikiami du pirmieji skaičiai 5 ir 2. Ir čia išspausdinama tų skaičių suma su paaiškinimu, kad tai suma, ir tų skaičių skirtumas su paaiškinimu, kad tai yra skirtumas. Pagrindinė problema šioje užduotyje sudaro duomenų skaitimas iš vienos eilutės. Kaipgi tą reikėtų atlikti? Pirmiausiai, duomenų skaitimui mes naudojame komandą input. Bet jeigu mes naudosime čia input, tai paims visą tekstą, tai yra du skaičius su tarpu tarp jų. Ir tai nebus atskiri skaičiai, tai bus tiesiog tekstas. Man reikia dabar tuos skaičius išskirti vieną nuo kito. Tam galima panaudoti komandą split. Dabar skaičiai bus atskirti vienas nuo kito, bet jie vis dar yra kaip tekstas. Man reikėtų juos paversti į sveikuosius skaičius, kad galėčiau atlikti veiksmus. Tai sveikieji skaičiai yra žodelis int. Kadangi skaičiai yra 2, man juos reikėtų priskirti dviems kintamiesiems. Tai pavyzdžiui, kintamasis A, kintamasis B ir jų priskirimas yra vykdomas su komanda map. Tai dar kartą trumpai. Čia skaitau duomenis kaip teksto eilutė, juos išskaido pagal tarpą į 2 elementus, tuos elementus paverčiu sveikaisiais skaičiais ir pirmąjį elementą su komanda map priskiriu kintamajam A, antrą elementą priskiriu kintamajam B. Toliau man reikia paskaičiuoti sumą ir ją išspausdinti su papildomu tekstu. Kaipgi tą atlikti? tą atlikti galima su komanda print, įsijungus formatavimą ir spausdinti, pavyzdžiui, suma yra. Ir dabar noriu atlikti matematinį veiksmą. Kad tekste galėčiau atlikti matematinį veiksmą, aš naudoju riestinius kliaustelius ir rašau, pavyzdžiui, A plus B. Ir dabar antroje eilutėje padarau tą patį, tik tai tekstas bus skirtumas yra. Ir tada riestiniuose skliausteliuose rašau skirtumo paskaičiavimą. Štai taip. Pabandau šią programą paleisti. Ir žiūrime, jeigu aš įvesiu 5 ir 2, mano atsakymas yra, suma yra 7, skirtumas yra 3. Nusikopijuoju ir pabandau šią programą pratestuoti. Pateikti sprendimą, renkamės Pythoną ir pažiūrime, kiekgi testų man praeis. Visi testai pavyko, reiškia, mano skaičiavimai buvo visiškai teisingi. Tikiuosi, jums tai padės.